Labadiena, gerbimieji žiūrovai. Šiandien mes su jumis susitinkame Vilniuje, kur Vilniaus kolegijos salėje. Šiandien futsal A lygos atkrintamosios rungtynės, ketvirtfinalio etapas virš vartų. O kaip gražiai dabar sužaidžia kaunietis, smūgis ir Marius Šalkauskas, bravo jam. Ketvertukas, kuris pradėjo rungtynės, grįžta į aikštę. Perdavimas ir puiku. Puikia kombinacija, po kurios Izmaelis, 7 numeris, muša kamuolį jau į tuščius vartus, bet čia be abejo reikia pagirti. Nevengia tokių tolimų perdavimų, ypač ir Marius Šalkauskas. Irgi, oi, kaip gražiai sužaistas, vėl įžaistas kamuolys. Ir antrasis įvartis, kurį pelno Izmaelis. Matysime epizodo pakartojimą, aišku, ir perdavimas gražus, na ir užbaigimas toks. Čia visiškai tokia sienelė ir repliko žaidėjų čia. Šarūnas. Geras perdavimas ir 2-1. Šaunuoliai turbo transferis, graži kombinacija, kurios, sakykime, iniciatorium galime pavadinti štai Luką Tatarūną, perdavimai ir įvartinių jau į vartus. Čia Reimaris perėmė kamuolį, bet tuoj pat prarado. Ir 2-2. 2-2. Lukas Tatarūnas. Ir ką minėjau, kad daug klaidų čia atrodo jau perimtas kamuolys, bet vėl praranda kamuolį 2-1, na puikiai įžaidžia Slovakijos tuometinės. Vartininkas žymus, vienas geriausių Europoje. Tai teko skaityti. Oi, čia gražiai įžaidė kamuolį 3-2. Įvartį pelnė Marcelo. Vėl. Šiandien perdavimų vakaras. Vėl puikus, vis tik tai gali. Raudona kortelė. Šokų už tos linijos ir Aivaras Meškinis turi dar vieną progą. Bet tokiu atveju turbūt vartininkų jau kortelė. Bet čia jau viskas istorija, viskas praeitis. Standartinė situacija, po kurios Deividas Reimaris. Žiūrim epizodą, na, iššoka ir visiškai nedžiugina Sportimos arenoje susirinkusių. Oi, kokia situacija ir 5 įvartis. Gan kurioziškas, ten atsigulę buvo 2 turbo transferio žaidėjai ir vartininkas bandė sėdėdami tokį žaidimą vaikystėje priminė, kai gulėdamas ir mušinėja kamuolį. Bet tam kauniečiai pasiruošę, dabar jie pakeitę vartininką ir už tai yra nubaudžiami. Lukas Tatarūnas, 3-5. Norėjau, čia klaida varžovų aikštės pusėje. Izmaelis. Ir puikus įvartis. Aišku, daug smagių emocijų ant Kauno Žalgirio žaidėjų suolelio 19 numeris Marcelo. Na, žiūrėkit, kulniuku. Na ir epizodas turbūt nemaloniausias čia yra tokias emocijas. Jos virsta nesutikimais su teisėjų sprendimais. Čia turėjo būti turbūt bauda, bet žiūrim toliau ir dar vienas įvartis, kurį pelno 20 numeris Arturas. Ir vėl, aišku, pretenzijos. Žiūrim toliau. Na, atrodo, kad kabino, bet vėl. Šalia buvo teisėjas. Gali būti, kad ten šiek tiek buvo ir vaidybos. Viskas į kairę. Perėmė kamuolį dabar kauniečiai, Vaskunovičius ir dar vienas įvartis. 7. Dabar jau elementari klaida, aikštės viduryje. Ir jau nieko kito kaltinti negalėtų po transferio žaidėjams. Reikia tik padėkoti už tai, kad matėm nenuobodų kažkokį tai kamuolio raičiojimą. Jokios baltos vėliavos iš vilniečių pusės iškeltų nebuvo, nepaisant į tokią